Prostata – vadinamoji antroji vyro širdis. Prostatos vėžys tai priešinės liaukos piktybinė liga, kuria sergančiųjų per pastaruosius 20 mečius padaugėjo beveik 3 kartus. Ir kalbame šiandien apie tai todėl, nors regis tai tapo 21 amžiaus pradžios dažniausių piktybinių navikų, vyrai vis dar linkę tai neigti, slėpti, nedovanotinai prarasdami laiką. Šitos ligos, kuri tarp onkologinių ligų vis dėlto šiai dienai išlieka, kaip nebūtų gaila, lyderio pozicijose ir 2009 metais vėžio registro duomenimis onkologinių ligų vyrų tarpe prostatos vėžys sudarė 33%, trečdalis. Šią ligą visame pasaulyje simbolizuoja ir vienyje žydrasis kaspinas. Mūsų vyrai nėra linkę ne tik kalbėti apie juos ištikusią ligą, dalytis patirtimi ir išgyvenimai, sako Gediminas Žižys. Kol kas vienintelis ir garsiausiai šnekantis iš tų daugiau nei 17 000 šios ligos paliestųjų Lietuvoje. Tai nėra vien tik vyrų problema, tai yra visuomenės problema, šeimos, ypatingai moterų, kurios be vyrų lieka našlės, reikalauja ir socialinės pagalbos labai dažnai, vaikai lieka be senelio, be tėvo, įvairiai būna. Pasekmės yra skaudžios. Tai nėra vieno žmogaus netekties problema, reiškia, visuomenėje. Tai yra pasekmės, kurios ateina kartu su mirtim, bet kuriuo atveju. Šiuo atveju 600 mirčių kiekvienais metais vien tik nuo prostatos vėžio. Kiek tų vėliavnešių Lietuvoje nuolat minančių įvairius slenksčius, kad išsaugotų mūsų vyrus? Tai gydytojai onkologai, urologai, kuriuos galima suskaičiuoti ant abiejų rankų pirštų. Tas pats sergančiųjų prostatos vėžių draugijos pirmininkas. Yra ir 3 interneto svetainės, kuriuose beje pagal statistiką, kaip tai iškalbinga, vyrai išdrįsta apsilankyti tik vakarais ir naktimis. Ar tai nedaug ką pasako? Ir mėginam tą auditoriją didinti visom galimom priemonėm. Ir labai svarbus asmenis pavyzdys. Aš žinau, aš tikrai galbūt Lietuvos auditorijoje esu atsibodęs. Aš kalbu ir kalbu dažniausiai vienas. Deja, niekas nekalba. Kodėl reikia kalbėti už kitus, paklausite? Ir dar tokia nepatogia intime tema. Irgi lietuviškas klausimas. Ir atsakymas į jį lietuviškas. Pasirodo, lietuviai vyrai neatsiliepia į raginimus tikrintis, o apie galimybę nemokamai pasitikrinti žino ir jie naudojasi vos trečdalis. Ir net pradėję blogai jaustis delsia. Dėl diagnostikos galim pasakyti, kad yra viskas šiuo metu kaip ir sureguliuota, tačiau bėda tame, kad išlieka vyrų dalis, kuri nesikreipia pas gydytojus, neatvyksta į patikrinimus bent kas 2 metus tiem, kuriem virš 45 metų. Ir ta bėda yra, kad išlieka vis dėlto daugiau negu 5% arba maždaug kas metai nuo 150 iki 200 yra navikų prostatos, kurie nustatomi pavėluotai 4 stadijos ir jų gydymas yra gana komplikuotas ir brangus. Mirtingumas nuo šios ligos Lietuvos vyrų tarpe yra labai aukštas, vienas aukščiausių Europoje. Ir žinoma, medicininė visuomenė ir plati visuomenė turi susirūpinti ir kažką daryti, kad mažinti tą mirtingumą, tos aukštus rodiklius mirtingumo. Ir vienas iš būdų šiandien yra, žinoma, ankstyva diagnostika. Tuo tarpu mes matom tokį užleistumą, kurio neturėtų būti 21 amžiuje Europos viduryje. Nesikreipia patys laiku, o medikai laužo galvas, ką daryti, kad visiems būtų paprasčiau. Vieniems būtų daugiau šansų išgyti, kitiems daugiau galimybių ir ginklų kovoti su šia liga. Planuose net Žydrojo Kaspino autobusėlis vykstantis per Lietuvą, raginantis atkreipti dėmesį į save. Dar kurioziškiau skamba medikų pasiryžimas kreiptis, kad ir į medžiotojų būrelius. Gal būriais vyrams būtų drąsiau. Buvo tokia šneka, kad vis dėlto reikėtų kreiptis į tuos nuošaliausius, saikingiausius vyrus, kurie galbūt vis dėlto dar nėra atvykę pasitikrinti pagal programą, arba jeigu turi kažkokių požymių, šlapinimų, susitrikimų, arba maudimų, ar skausmų dubens srityje. Tai aš galėčiau vien tik apeliuoti į tuos tokias vyrų, tokias didelės grupės kaip medžiotojus, kurių net galbūt yra virš 30 000, būtų įdomu sužinoti, kiek jų yra jau pasitikrinę, arba žvejus, arba džiaugiamės, kad kartais ir išlieka aktyvios labai jų žmonos ar draugės, kurios atveda pasitikrinti ir laiku nustatom ir tuomet laiku galim pritaikyti tą gydymą, kuris leidžia mums sėkmingai pagydyti tos žmonės. Ir dar labai svarbi žinutė vyrams. Kas bebūtų, nebijokite, netikėkite liūdna pabaiga.
Vėžys šiais laikais nebėra nuosprendis. Medikai sako, jog gyvenant 21 amžiuje jau nebepadoru tikėti mitais, kad tik nereiktų kelti kojos į gydytojo kabinetą. Pasiteisinimai būna patys įvairiausi. Dažniausia tai yra galbūt nežinojimas arba sakoma, kad gal čia nieko negalim padėti, gal čia taip turi būti, gal čia dėl amžiaus yra. Visokių priežasčių randama, bet žymiai paprasčiau yra išsiaiškinti su specialistu, ar gydytoju urologu, ar kitokiu gydytoju, negu galvoti savyje, ar ta problema svarbi yra, ar nesvarbi ir užsidaryti savyje, kaip mes ir klausiam tų žmonių, kur ateina su aiškiai pavėluota stadija, kaip esą būna 100, kai yra metastazai kauluose ar kitose organuose, tai vyrų dažniausiai atsakymas būna, buvo negalavimas, buvo nugaros skausmai, galvojo, kad praeis ir dėja tai jau būna kartais pavėluota ir gydymas yra labai komplikuotas. Vėžys nesirenka aukų. Juos serga tiek paprasti, tiek pasaulio galingieji. Apie šią ligą šneka valstybių vadovai, šneka garsus aktoriai, atkreipia dėmesį politikai. Ar pakanka dėmesio iš mūsų Lietuvos politikų, kurie galėtų būti suinteresuoti mūsų nedidelės tautos vyrų sąmoningumu? To padrąsinimo, autoritetų kalbėjimo žmonėms jų pačių labui labai Lietuvoje stinga, sako Gediminas Žižys. Mūsų politikai neišnaudoja tų svertų, to savo žinomumo ir net galiu pasakyti, kodėl jie matomai taip daro, nes vėlgi visuomeniai, reiškia, jie mėginami parodyti kaip geri šokėjai, kaip galiūnai, liūtai įvairiuose lygmenyse. Ir štai staiga liūtas serga šitą ligą. Kaip priims visuomenė šitą dalyką? Ar jis supras kaip signalą, kad ir politikai, ir prezidentai serga ir miršta nuo šitos ligos? Tai liga numeris 1, sako mūsų šalies medikai. Taigi tradiciškai klausiame, ar lietuvis iš kokių Prienų, susirgęs prostatos vėžiu, turi tokį pat šansą gauti tobuliausią gydymą, kaip ir bet kurios pažangios šalies pilietis. Palyginus tai, kaip buvo prieš 6 metus, kada buvo prasidėję ankstyvosios diagnostikos programa, kada iš pradžių vyrai net pirkdavosi adatas ir visus priemonės biopsijom ir lyginant dabar, tai yra viskas šiuolaikiškai, yra nauja aparatūra ir ultragarsiniai aparatai, kurie leidžia irgi šiek tiek geriau matyti negu įprasta. Pas mūsų onkologijos institute praktiškai mes turim visas pasaulyje šiuo metu naudojamas tokias standartinės gydymo priemonės. Taikom chirurginę, tiek atvirą, tiek laparoskopinę. Turim spindulinę terapiją, tiek išorinę, kuri dabar yra moduliuojama ir spinduliai labai tiksliai yra pasiekia prostatą. Turim brachiterapiją, kuomet gali būti naudojamas sėklos sudedamos, tai vadinama žemų dozių brachiterapija. Ir vieninteliai Respublikoje turim aukštų dozių brachiterapiją, kuriuo gydom agresyvius prostatos vėžius. Gydymo rezultatai yra gana geri, jie nenusileidžia pasauliniams standartams. Pasaulyje apie revoliucinius prostatos vėžio gydymo metodus vaistais, ypač pažengusiose ligos stadijose, ilgą laiką nebuvo girdėti. Todėl galima sakyti, jog jei šiandien vyrai kreipiasi į medikus esant bet kuriai ligos stadijai, beviltiškų ligos atvejų nebėra. Medicina žengia ir toj srity į priekį, jeigu mes anksčiau neturėjom tų vaistų būtent pažengusiam vėžio stadijom, tai dabar dalyvaujam keletą klinikinių grupių ir nuo rugsėjo mėnesio jau atsiras naujas registruotas Europos biologinės terapijos vaistas, kuris vėlgi ženkliai gal padės ir tiem, kurie yra dabar tokioj sunkioj situacijai. Mes pagaliau sulaukėm ir Europoje, ir Amerikoje labai seniai laukiamo vaisto, kuris blokuoja testosterono sintezę ne tik tai tuose standartinėse organuose, sėklidėse, bet antinkščiuose ir visų svarbiausia pačiame navyke, tai yra tiem žmonėm, kurie jau buvo gavę hormonoterapiją ir chemoterapiją ir atrodo, kur mes anksčiau neturėjom ką pasiūlyti, čia ateina toks laikas, kad mes ir juos galėsim sėkmingai gydyti. Nebemoralizuosime. Laiku ar nelaiku, bet svarbiausia kreiptis į specializuotus Lietuvos urologijos centrus. Ten, kur kiekvieną ligos atvejį galima pažaboti. Neverta perdėtai slėpti to, nuo ko, jei jau lemta, nepabėgsime. Svarbiausia yra pažinti savo priešą. Reikia pasakyti, kad prostatos vėžys vystosi labai lėtai. Dažniausiai nuo to laiko, kaip atsiranda pirma ląstelė ir po to, kai gydytojas jau pradeda nustatyti ligą, praeina 8, 10, kai kuriais atvejais gal ir 15 metų. Todėl mes sakom, kad tą vėžį, jeigu mes tikrisimės
nors kad 2 metus visuomet jį galim nustatyti dar ankstyvose stadijose. Kalbant apie prostatos vėžį, tai be jokios abejonės vyram reikia tikrintis, reikia lankytis pas urologą. Ir ne tik dėl prostatos vėžio, labai dėl daugelio kitų urologinių susirgymų. Daugelis dabar savęs paklaus, ar visiems vyrams po šio paraginimo reikia bėgti būriais pas medikus ir atlikti tą vieną informatyviausių šiandien tyrimų PSA testą. Ar tikrai kiekvienas turi riziką, kuri ilgainiui gali tapti onkologinė liga? Mes diagnozuojam kartais išplitusią lygą ir 40-mečiam vyram. Šiaip tai yra vyresnio amžiaus liga ir jos statistiškai padažnėja po 60 metų. Ir po 60 metų, o daugiau net ir po 65, tai praktiškai kas 90 vyras susirga prostatos vėžiu. Jaunesniems žmonėms ta rizika, žinoma, priklauso nuo paveldėjimo. Ir jeigu, tarkim, šeimoje pirmos eilės giminių tarpe jie turėjo vieną tokį asmenį sirgusi prostatos vėžiu, tai tokiu atveju jo asmeninė, to vyro asmeninė rizika, individuali rizika susirgti šią lygą yra dvigubai didesnė nei bendros populiacijos. Ko vyrai bijo? Specialistai sako, jog daugelis bijo ne tiek tyrimo, kiek mito, kad kiekviena atrasta problema gali neišvengiamai baigtis pačiais drastiškiausiais būdais – operacija. Šiandieną onkologijos mokslas yra tiek pažengęs, kad praktiškai daugelio lokalizacijų vėžys, onkologiniai susirgimai, anksti diagnozavus yra išgydomi. Tad vyrai, būkite budrus, kantrus, saugokite save, nepalūžkite sužinoję nors ir pačią karčiausią tiesą. Ir žinokite, jog mūsų moterų gyvenime esate labai reikalingi.